O viskas, gerai, jo. Gerai, dabar pirmoji tripo diena, be 15:12. Nuvažiavom kažkur 80 km nuo vietos. Ką matėm? Afroditės tą. Akmenį matėm. Afroditės akmenį. Prie kažkokios karinės bazės buvo, bet nieko įdomaus. Dabar mums kiek liko važiuoti? Iki Druskos ežero mums liko važiuoti lygiai 15 km ir iki Druskos ežero. 20 minučių. Žiūrėsim, kas per Druskos ežeras, nes gali būti, kad bus visiškai tas vanduo. Nu, kažkaip tai ten nubėga tas vanduo. Žodžiu, pasižiūrėsim. Šiandien nakvojame Dar nevalgom. Nikosijoj. Dar nevalgom. Davai vėliau, Davai vėliau, normaliai. Anksti dar valgom. Bet čia gerai. Nikosijoj, nakvosim. Pamėginsim gal ambasadą surasti. Galim slipti, Žiūrėsim. Na, mūsų kelionė atėjo pietų metas, tai va sustojom papietauti. Jūros gerybės, ant jūros kranto. Viskas šviežia. nėra geriau. We tried to stay young by chasing the sun. You blink for too long, the swans sing a song. And all that I've lost and all that I've won don't mean nothing more when you open your eyes and they're gone. After all we've been told, we're still flesh and bone, and life's worth much more than silver and gold. And all that I've lost and all that I've won don't mean nothing more when you open your eyes and they're gone. Can it be that we'll never see the first day of spring and the last autumn leaves? So lost in my mind, I try to stay strong. If wounds heal in time, tell me why it's so hard to move on. Hard to move on. A time when you open your eyes and they're gone. Someday they're gone. Someday they'll be gone. And I'll still be here chasing the sun. Nikosija važiavo, jo sostinė. Vienintelė Europos sostinė padalinta į dvi dalis, priklauso dviem valstybėm. Dviem valstybėm priklausanti. Thank you very much. Pakeliui, žodžiu, mes važiavome, dabar yra 7 valandos, laikas nuo Lietuvos nesiskiria, ta pati laiko zona. Mes išvažiavome apie 10 valandą ir realiai tik dabar 7 valandą čia atvykome. Taip kad atstumas visai nedidelis, apie 220 km, bet gavosi, kad kilometrai tirpo visai nelengvai. Bet serpantinai, gražius vietovės, gražus vaizdai, jūra, seafoodas, va toks va. Jų alus va šitas superinis, va, numeris 1, kas būsi čionais, kiemą užsakinėkit. Pakeliui buvome užsukę į, kaip tas? Limassol. Limassol, paskui buvom, iš pradžių buvom
Druskos ežere. Jo, Druskos ežerus. Kur sugrįžom porą valandų. Ne, realiai Druskos ežere. Parodyk savo rezultatus. Nepanėrė. Žodžiu, Druskos ežere buvo toksai dalykas, atvažiavom, jau atrodo, kad tuoj tas bus vanduo. Važiuojam, ieškom to vandens ir jo kaip nėra, miražas, realiai yra miražas. Tai vat yra kažkiek pafilmuota, bet tai vėl atrodo važiuojam, jau po to klimpti pradėjom, žodžiu, apsisukom, grįžom atgal. Ir buvome, kur palaidotas šventas Lozorius. Jo, matėm, yra jo kaulai, žmonės ten, dabar pas juos šį savaitgalis yra Velykos. Taip kad jie labai eina į bažnyčias ir, žodžiu, visi pasipuošę Velykų savaitgalį. Ir mes pasižinojom. Rytoj mūsų 9 val. Atvažiuoja mūsų draugas Harvey iš šiaurinės pusės ir persikelsim į šiaurinę pusę, duos 4 baikus. Nu, žiūrėsim, kokie bus baikai, vėl įdomu, intriga. Tai va, kiek žinių. Peace. Cheers. Some kind of stone, and what kind of stone? Labas rytas, šiandien šeštadienis, atvažiavo mūsų draugas Harvey iš šiaurinės pusės, paėmė, dabar važiuojam link sienos ir pervažiuosime į šiaurinę pusę per muitinę. Pasai paruošti, atrodo, va. Va, jungtinių tautų mašina važiuoja. Tai va, ir važiuojam, imam baikus ir važiuosim per šiaurinę pusę, bus įdomu. There is a close to the border, yes? Here? It's not far, about Okay. 1 kilometer. Gyvas sėdi. Va, siena. Taip ryškiai nepilnoka. Ir negali laukyti. Ką, važiavom į šiaurinę pusę. Pasų kontrolė truko 2 minutės, jokių problemų. Oh, the big flag is on the hill, yes? Žiūrėkit, kokia vėliava didelė. You say the biggest flag in the world. Užėjome į Harlio parduotuvę Šiaurės Kiprė. Hi, hello. Hello. Gera parduotuvė, ne? Bella Pace. Bella Pace. And the city? Well, Karinia. Karinė miestas. The village outside Karinia. Kaimelis. Važiuojam pas Harvey į namus, pasiimsim baikus. Dar vėliau sakė, pasijungs dar vienas jo draugas ant Yamahos. Gatvelės žiauriai
siauros. Ir dabar ką dar pastebėjom, kad labai daug ant kelio akmenukų. Vat galit, gal matysit. Oh, looking very good. Turim KTM LC4 ir 3 Hondas Falconus. Šiek tiek kėsmės, o šitas senas BMW Harvey. Drink of anything? Water, Or we can- maybe water, or we Water, can yeah. we can stop later. Yeah, well, we're going to meet my friend Hubert, Yeah, okay. who's got the new bike. He's, Yes. Okay, no it's about problem. 10 minutes from here Yeah. at a cafe. A ką darom su vėliavom? Kažkaip tvirtinam ar ne? Harvey, we have a question. Look, we have a flags. Maybe it's possible to somehow to fix the flags on the bikes. Somehow, what you think? How are they fixed? Yeah, I mean, got some. Nu ką, Hebra, mėginam judėt. Oho, koks jis aukštas. O! Hello. My name is Jimmy. Jimmy. Jimmy, Yes. Hubert. Hubert, nice to meet you. And you are from Lithuania. Lithuania, yes. I'm Austrian. Austria. Good. Nice to see you. What's your name? Mario. Hubert. Artur, nice to meet you. Hello. Enjoy it. Yes, enjoy. A little bit about today's trip. So we start from We're here. Ah, Yes. this is it's in Greek. This one. yeah. I also only the I have one. No, only the Greek one with me. All right. Anyway, Anyway, yes. so I can tell you approximately where Yes. we will go. This is where we started. Yes. My house, Yes. Balapes Abbey, Yes. and then we will go up here. and Today, then- now we're here, yeah? Now we're here. Yes. Right here, yeah. And we'll go through the ridge of the mountain, down to here, across this road, up to Kantara, and again in the mountain. Va, yra Bogazi. Tai va čia, we think to stay for sleep in Bogazi. You can, but I saw there is 2 hotels here. yeah, as exotic hotel and Romantic. romantic. No. That's I've been to that one. What do you prefer? So I saw the But hotel. you know, here this big, this road is not bed very exciting. balls. It's just like a flat, Yeah. featureless. It's not very good. This is Famagusta. Famagusta. But I wouldn't recommend going here because then when you're here, Yeah. you want to come back
This way is very boring and very hot and nothing. It's just like Seaside is better. like Arizona. What you recommend? Gaan we I would say to go up here and to go. Taip, kavinę pafilmuosim. You don't mind, if I make a photo, okay? Thank you. Ačiū, toks va židinys. Very nice place. Are you from Lithuania? Yes. Va tokie va vaizdeliai. Fantastiniai vaizdai. Labai skiriasi gamta, labai skiriasi. Atrodo, kad visai kitą salą atvažiavome. Šitie žmonės mums labai gerai padeda. O, vaizdas. You see, this is all KTM area. KTM area, yeah. And this is some kind of lake there? Reservoir is a water, yeah? Yeah, and another one over there, you see? Yeah. That one is for the golf course. So they pump the water from the sea. Yeah. See around that lake over there? There's the golf course. Yeah. Desalinate the water. Pirmas gedimas. Čianais ant posūkio užsiblokavo stabdžiai. Tai va, motociklas, nežinau kas yra, laukiu Hebros. Hebra nuvažiavo, aš paskutinis važiavau, filmavau. Tai va, žiūrėsim, kas čia yra. Stabdžiai galiniai pilnai užsiblokavo. Nežinau, jau toli nuvažiavo, pažiūrėsim, kada jie čia sugrįž. Kažkokiam kaimelėje. Yeah, you found? Not yet. Oh, sorry. But it's in here. Yeah. Mėginsim, It is. man atrodo, kad čia norins. You will put air out? Yeah. Yes? Yeah. Could you lend it a little bit to the right side so I do not mess Okay. the bike? Okay. Good appetit. Thank you. Šiandien pietaujam turkiškoj pusėje Kipro. Va, čia šefas šito restorano. Pasiėmėm tokius vat mėsos įvairių gabaliukų. Vat, ir jų vietinis patiekalas yra humus. Va čia vat yra humus, labai geras, skanus. Yeah, I'll take it. Yeah.
šiek tiek debesuota, bet tenais, jeigu saulėta diena ir kai nėra debesų, matosi Sirija. Iki Sirijos yra maždaug 100 km jūra. Čia matom Famagustos įlanką. Šioje vietoje mes jau išsiskiriam su mūsų naujais draugais. Jie važiuos atgal į Girnę pusę. Mes važiuosim atgal į dešinę į Iškišulį. Tenais mėginsim ieškoti kažkokią tai vietą nakvyniai. Sakyk, svarbiausia neužsiraut ant laukinių asilų. Jo, sakė, labai daug yra asilų. Yra nelaukiniai asilai ir asilės, ar kaip ten jas? Vienu žodžiu, jie susitinka. Asilės, ar kaip? Tai, žodžiu, laukiniai po to ateina pas tas asilės ir, nu... Nesumaišytų su asilėm. Valdankis, jas. Okay. Happiness, more or less, it's just a change in me, something in my liberty. On my mind. Happiness coming and going. I watch you look up and watch my fever growing. I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. But I'm a lucky man with fire in my hands. Happiness, something in my own place. I'm steady naked, smiling, I feel no disgrace with who I am. Happiness coming and going. I watch you look up and watch my feet are growing. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand. I hope you understand. Oh, no, 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 no. Gotta love me every time. Happiness, more or less, it's just a change in me, something in my liberty. Happiness coming and going. I watch you look up and watch my fever growing. I know on my mind. On my mind. On my mind. On my mind. Got love and never something in my liberty. It's just a change in me, something in my liberty.
It's just a genuine with something in my lyrics. Oh my, oh my, it's just a genuine with something in my lyrics. Oh my, yeah, oh my. Taip, atvykom patį paskutinį tašką, patį aukščiausią tašką, patį labiausiai šiaurinį tašką Šiaurės Kipro. Va čia tos dvi didžiulės vėliavos. Vat. Ir dabar, va, žiūrint tiesiai tenais, mes esame jūra 100 km nuo Sirijos. Dešiniau yra Raudonoji jūra, ten toliau Izraelis. Kokia Raudonoji? Yra, žiūrėjau. Jo, ten toliau. Čia ne Raudonoji, bet Izraelis ten dešiniau, žodžiu. Tai va, dabar yra šitas taškas. Fantastiniai vaizdai. Va, dabar mes esame va šitoje va vietoj. Va, čia pats kraštinis taškas. Va, finish parašyta. Wow, šiukšlynas. Gerai, šiandien yra gegužės 1 diena, mamos diena. Iš karto 3 šventės sukrito šiai datai, tai yra mamos diena, sveikinam visas mamytės. Tarptautinė darbo liaudės diena ir pas juos yra Velykos, stačiatikių Velykos. Žodžiu, šiandien sukrito, kaip sakant, 3 šventės. Vakarą mes pravažiavome virš 200 km serpantinais visą dieną ir tik tai buvom nuvažiavę iki pačio šiaurinio taško ir suradom viešbutį, jau temstant pasiekėm viešbutį. Žodžiu, viskas tvarkoj, pavakarieniavom, pailsėjom, atsikėlėm, viskas gerai. Tai, o kas dėl vakar dienos, ką reikia pažymėti dėl kelionės? Asilus, jo. Šiaurinė. Asilų diena buvo vakar. Asilų diena ir pažymėtina tai, kad mūsų draugas Harvey Dunbaras, jisai nufotkino asilus ir mus patagino. Dar įdomiausia tai, kad tos asilus laikina tą nuotrauką, kur mes pataginti, pažymėti nuotrauką, kažkokia moteris labai laikina. Tipo, ką mes asilai ar... Tai va, kas dar? Gavom bekelės, priuostėm dulkių, nes galutinis taškas reikėjo važiuoti kažkur 7 km bekelę. O šiandien atsikėlėm, papusryčiavom, išvažiavom, važiuojame link Famagustos ir tenais matysim jau tą sieną, tą tvorą, kur yra uždarytas miestas, kur negalima turistam niekam užeiti. Tai ką, tiek žinių? Tiek žinių, bandom perlipti kalnus, pasiekėm vėlgi vieną iš aukščiausių taškų Kipro ir dabar atsigersim alaus ir judėsim link apačios serpantinais. Turėsim dar gražią valandą serpantinų, paskui 2 valandas pajūrio ir važiuosim į senąją pirmąją sostinę Kipro, kurią įkūrė graikai ir aplankysim istorinės vietas ir bus jau tokia ramybės būsena, bandysim papietauti ir parodysim jums kelis kadrus iš pirmosios Graikijos sostinės. Ačiū visiems. Jo, noriu dar pažymėti, kad keliai nerealūs, superiniai keliai, asfaltas, naujas, viską, pagrindiniai keliai, kur yra nerealūs, aišku, tenais jau šonuose yra seno asfalto, bet
pagrindė viskas labai tvarkosi. Bet kas svarbiausia, apie turkišką dalį graikai atsiliepia labai neigiamai. Mus perspėjo, kad bus vagių labai daug, nieko gero ten nepamatysit, o čia kaip nekeista, tas pats netgi geriau negu graikiškai. Jo, čia, nu ką, olė. Žmus. Mes čia simboliškai šventės pažymė. Atvykome į šitą apleistą miestą, Famagustą. Šią vietą saugo jungtinės tautos, ten negalima nekaip patekti. Va tokie vat viešbučiai ant jūros kranto, apleisti, palikti. Ten nuo to pusėsalio labai geras vaizdas. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. And I saw it. Everyone had gone. İnsan yaşamayacak bir bölge haline gelmiştir. And it was like a ghost town. Varoşa civar demek. 1878'den evvel, özellikle de 1571'den sonra Türkler adayı aldıktan sonra Magosa'daki bütün yerleşim merkezi kale içindeydi ve 1944 was very much the playground of the island. It had a lot of hotels on it, and rich people would come there, tourists would come there, and it had wonderful beaches, and it was very much the Greek-controlled pleasure part of the island, and the hotel trade brought in a lot of money into Cyprus. Plajının yaklaşık 4-5 kilometre uzunluğunda olması,
oralarda eğlence yerlerinin, restoranların konuşlanmış olmasından dolayı bana göre cazibe merkezlerinden bir tanesiydi. Girne'den çok daha faal, çok daha tercih edilen bir yerdi. Maraş'ı gördüğümüzde öyle bir canlılık, bir parlaklık, bir hareket olan bir şehirdi Maraş. Bizim bölgemizde sadece bir kahvehane vardı. Kahvehaneye de gidip kağıt oynamaktan başka veyahut tavla oynamaktan başka bir şey yoktu. Bütün meyhaneler kale içindeydi. Gelen gemilerden çıkan personel işte sıcak bir yemek, biraz da içki içmek için kale içindeki meyhanelere giderdi ama gemilerde çalışan Türkler kale içinde kalırken Rumlar da Maraş'ta kalıyorlardı. Ve bütün akan para genelde Rum yönetimi olduğu için her 4-5 çalışandan bir tanesi Türktü. Geri kalan para doğrudan Rum tarafına akıyordu. Bu nedenle de orası çok daha refah düzeyi çok daha yüksekti. Larnaka'ya, Limassol'a, Baf'a, Girne'ye kıyaslan, Güzelyurt'a kıyaslan. Minutes past 6, and the first of the Turkish troops had landed in Cyprus. About 5 of these aircraft passed over in the last 5 minutes. They were guided in by jet fighters, and the very first paratroopers are now hitting Cyprus soil.
Atvykom pas Harvey. Viskas sėkmingai. Niekas nenukrito, viskas tvarkoja. Jis turi keletą įdomių motociklų savo garaže. Čia senas BCA. Harvey, this one BCA is when is made? Britain. When is 63. 63 metų. Motociklas. Puikios išvaizdos, puikaus stovio. Ir yra dvitaktis, is 79? 78 Suzukis dvitaktis. Sportinis išmetimas uždėtas. Išvažiuojame iš Šiaurės Kipro, mūsų naujas draugas Harvey veža mus į Pietų Kiprą, po muitinę. Žodžiu, viskas labai tvarkoja. Hebra, metėm burtus, kas sėdės ir Vadimas. Vadimas per vidurį. Viskas labai super, geras viešbutis buvo. Ryte darė mankštą. Tempimo pratimus ir papusryčiavom ir viskas labai ok. Ja. Kitas ryšys bus iš Pietų Kipro.
gym, man. Why don't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it for me. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Going off of this, going off of that. With the Lizard King bumping in the back. How about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, testing, roasting. But the wheels won't stop. 200 on the highway, fresh up off the block. He's a rider, nah, he's a killer. Dressed in all black, but his hat says Stella. Pedal to the metal. I gotta go hard, drive by and say hello. Hey, Fred Wreck, you my mellow. Now let me hear what I sound like a cappella. Roll, ride, dip, sweat. Now bring it back, just like this. Like a dog without his bone. I like a G without his chrome. It's hard to imagine the homie dog in the jag, and he checking for the checkered flag. Coming in first, never in last. Cause my car too fast. I never ever run out of gas. Cause I'm just too clean, I do it upper class. So fast in your seatbelts, it's so hot, it'll even make heat melt. So get aboard and roll and ride, slip through the like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Trying to take the lead. Hold on, little homie, before you run into them trees. I see things that I never would've saw before. Hey, yo, Jim, let him in, let him in. Open up, my back tire smoking up the whole street. And now the police wanna flash their lights and chase the dog all night. But I won't pull over, nor give up, cause I just don't give up. Yeah, I'm from the side, boy, where we was born and raised. Straight up to ride, boys, continuously. We get to it expeditiously. Keep the light on, east side on. Snoop Dogg in the doors, and yeah, we about to ride on. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. Riders on the storm. Riders on the storm. Riders on the storm. Riders on the storm.
ką, viskas, atvykom, apvažiavom visą Kiprą. Čia dabar mes esame bare pas Kostą, kur buvom išsinuomavę baikus. Kostui Maikė padovanojom. Kosta, say hi to Lithuania. Lithuania the best! Riders! Jo, šiandien turėjome enduro tripą, prasukome apie kokį 100 PM, ne? Kažkur apie 150. Iš jų 50-60 km buvo asfaltas, kita viskas. Dar kas liečia enduro motociklus. Pas mane neveikia speedometras, jisai ir stovint ir važiuojant rodė 80, kad jis važiuoja 80 visą laiką. Rodiklė judėjo ant 80, posūkį irgi neveikia, tai teko posūkius su kojom rodyt, o mūsų tripo kojas. Taip atrodo batai. Tai va, pas Marių labai dažnai stopas degė, po to užgesdavo kažkaip, kai tu bėgi, perjungi, stopas užsidegdavo. Aš pastebėdavau, kai bėgi, perjungi. Nejauti, kad problemos. Tai va. Pas jūs baikuose. Ai, pas Vadimo numeris nukrito. Buvo smagumėlės čia, žiauriai buvo smagu. Čia va, vadinasi Isle of Man šitas baras ir motociklų nuoma. Ir šitų lenktynių legenda Joe Maginesas yra davęs Kostai savininkui savo nuotrauką su parašu. Šitas savininkas dažnai važiuoja žiūrėti šitų varžybų. Gali būti, kad pasiutusių šunų kelionė greitai bus į tą salą. Thank you. Taip atrodo mūsų grįžimas namo. Chebrytė ryškiai pavargė. Nerealus tripas buvo. Ačiū Žymantui.